Sušaldė, tave, prišaldė, prilipo, prišalo, damai, lios. Aidas Monkus, gynybos centrinė ašis, šiandien su keliais sėkmingais vartininko įsikišimais padirbėjo taip, kad Top Kickers dubleriai išėjo sausi iš Pilaitės aikštyno. Bet Aidai pats tada pasakyk, čia sėkmė, darbas, patirtis, kas lėmė, kad olandai šiandien neįmušė nei vieno? Pirmiausia, tai lėmė vartininko labai geras žaidimas. Čia be jokių, kaip sakant, klausimų geriausias žaidėjas varžybų. Ištraukė visiškai, kur turėjo kristi įvarčiai. Tai čia vienintelis turbūt tas mūsų ir ta priežastis, kodėl išėjom sausi šiandien. Ne, bet gynėjai irgi truputėlį dirbo tenais. Ne, tai be abejo dirbo, bet tie momentai, kur jau turėjo praktiškai kristi įvarčiai, tai tenais vartininkas jau traukė jos kaip turi būti. Ir pastebėkim, kad po kiek laiko šiandien ne Augis buvo vartose, o kitas vartininkas, tas kur iš pagrindinės komandos. Pagrindinės komandos, tai čia iš karto jau pasimatė, aišku. Tai ne, nėra ką kalbėti, vartininkas šiandien traukė. 4-0 po pirmo kėlinio ir yra toksai pastebėjimas, jau ir pernai galbūt buvo antrojo sezono daly. Išryškėjo problema, kad pirmaudami Top Kickeriai sugebėdavo atsipalaiduoti, prasileisti, atkurti intrigą ir visai nereikalingą ir galiausiai barstyti taškus. Šį kartą vietoj 4-0 po pirmo 6-0 galutinis. Tai kodėl šį kartą nepasikartojo įprastinis scenarius? Nepasikartojo, turbūt varžovai pirmiausia neįmušė ten kėlinio gale, kur, manau, jie dar būtų sugrįžę su kita jėga, bet čia mums vėl traukė vartininkas, tai čia mums pasisekė, jeigu jie būtų neįmušę, matau, būtų jie sugrįžę tikrai, nes progelių turėjo, o mes irgi labai noriu pasidžiaugti, kad išėjom antrą kėlinį nusiteikę gerai, kovojom, neprasileidom, tai super varžybos, super emocijos, labai geras, viskas gerai. Galima vadinti geriausiamis sezono rungtynėmis? Kol kas tikrai taip. Gali būti geriau? Gal su Kaišiadorėmis? Gal su Kaišiadorėmis, taip gali būti. Visada gali būti geriau. Pačiam Aidai gal Kaišiadoris kažką reiškia, dar kažkokį turi sąskambį? Kažkada teko žaisti, kažkada teko žaisti, dar yra pažįstamų veidų. Tai visada malonu tenai sugrįžti, visada prieš juos pažaisti smagu. Manau, kad kažkada nusimato visai netolimoje ateityje tas sugrįžimas, nes pagal grafiką tai Top Kickeriai turėtų žaisti, kitą neturi. Sekančios su Kaišiadorim, tai laukiam. Nusiteikiam kovai ir parodysim rezultatą. Ačiū labai, netraukim iš liežuvio, bet kadangi jau taip išėjo, tai užskaitome.